ir konstitucija, kuri nebėra propaganda žydų, nebeišpažįsta Rumunijos kaip po, reiškia, nešvarios tautos, nes pripažįsta Rumunijos teisės ir kultūrą. Tai Europos Sąjungos teisė konstitucinė. Ir mano daniškos konstitucinės teisės prisaikdinimas Danų teismui, Danų konstitucijai, kadangi turėjau danišką pilietybę. Taigi aš ir emigrantė, ir lietuvė, ir šaknis mano, ir kultūrinis pažinimas, ne tik Europoje, bet visam pasaulyje mano vaikai. Ir mano pažinimas šio pasaulio, nesantis ateistinis, marksistinis, iš esmės aš netikiu Markso teorijom apie nešvarias tautas. Man labai gražų, žavūs, aistringi, reiškia šitie visi šokiai, kultūra, ispanų, rumunų, kurie eina iš tos susikūprinusios bakužės amanotos su sudeginta Marytė Melnikaitė. Mes nebe to žydai, mes jūsų neapėjom. Kadangi mūsų Europos Sąjungoje nežydiškų šaknų ir atmestų, reiškia, nežydų motinų, reiškia, žydiškų prievartų vaikus. Jie užauga drąsūs, stiprus ir tikrai ir nemirtingi. Šis pasaulis yra flexible, nebe joks, reiškia. Įstatymas atsičia šitas korupcija, šešėlis, inercija, baklažanai. Nei jokių šūdo gabalų nevaryk man žydai. Ne šitie visi, reiškia, pusiau giminės. Nedengsiu, neišteisinsiu ne vieno žydo atskalos. Kadangi Dievas sako, teisė žydus pagal įstatymą, o ne pagal gailestingumą kaip visus pagonys, kurie šitiek metų buvo nemaloniai, kol pirmam amžiui krikščionybė atėjo ir nebeliko idėjos, kuri atsigaivinusi, reiškia, sovietiniam pasauliu kaip Pink Panther, reiškia, vaikų žudynės, nebėra Sovietų Sąjungos, žydų Pink Panther, kad vaikų žudyti. Pusiau žydus. Nebėra tos, pratai. Kaip ir nebėra valdžios rabinui sukurti kažkam, tai aš tą visą atseit nekaltą auką, reiškia, nukryžiuoti, sudeginti. Nebijau aš jūsų žydai. Nebetikiu, nes tikiu savo. Psichoterapija, ką baisaus išgyvenau iki sąmonės. Ir ką išgyvenu, super, reiškia, sąžinė. Ir mokslą, kurį širdis pažinusi. Ir sportą galiu nugalėti. Save nebėra kankinių pasaulio. Šitaip aš save galiu nugalėti. Iki pasąmonės su super pasąmonė. Su realybė, su žodžiais, kuriuos Danė sako, sakykit, KGB žydų darbus. O bylos, reiškia, policijos surinktos, adekvačiai patvirtintos su visom konsolėm ir realybė su realiu laiku. Todėl, kad aš, policija. Ir, reiškia, kaip kalba, nerūpi, kas ką kalba. Nes aš tai su savo gyvenimu esu prieš šitą atvirą, reiškia, pasaulį. Jis nebėra jokioj dėžiai. Jis nebėra jokioj kontrolė žydų, jis nebėra jokių rabinų kontrolė. Atseit, kaip šituos, reiškia, nukankinti neteisius, reiškia, gražius ir, reiškia, talentingus žmonės, nes jie ne žydų atskalos. Pochui žydų atskalos. Ar jie šventesni ar nešventesni? Nebėra leidimo tokio žmoniai tikėt kankinystę. Nes Jėzus sako, aš vieną kartą visiems laikam atveriau dangų žmonijai. Žmonės savo subjektyvių dalykų kalbėdami nepakeisė Dievo pasaulio. Atskalom vaidinami žydai nepakeisė pasaulio. Ir motinystė sovietiniam sąjungom buvusiam žydai nepakeisė. Svarbiausia žmogų yra jo
literatūrinis supratimas. O kuo aš tikiu? Noriu sakau, noriu nesakau. Bet neišnaikinu savo gyvenimo, neištrinu savo pasąmonės, nei superego, nežadu būt duona žydam paskutinės vakarienės. Įstatymai įrodėse visam pasauliu, kad žydai yra pasenusi religija, o krikščionybė pirmam amžiuje atėjusi, visam pasauliu yra viltis.